Parašiau žinutę į Pivašiūnų globos namus gruodžio 18 dieną. Laba diena. Ar atiduosite iš Eugenijaus pasisavintus 20% pensijos su negalia? Jis yra sunkios negalios. Ir vienišo išmoka Eugenijaus dalyvumas yra 10%. Ar kreiptis viešai į policiją? Nenorite bendrauti ir kalbėtis, tai gal nors policijoje pasikalbėsime. Atsakymo negavau, kad atiduos pasisavintus pinigus. Neatiduos. Ir toliau pasisavins. Tai vykdys nusikalstamą veiką ir toliau kitais metais. Visgi tylėti tokioje situacijoje negaliu ir neįmanoma. Šiuose globos namų įstaigoje skaidrumo visiškai nėra. Šią įstaigą turėtų tikrinti įstaiga, kuri tikrina auditas ar kita, kaip yra vykdoma šiuose globos namuose buhalterinė apskaita. Kodėl iš neįgaliųjų žmonių pasisavinama 20% pensijos ir vienišo išmoka? Kodėl pensija yra tvarkoma be žmogaus paso, o tvarkoma su pavogtu paso kodu? Taigi, manau, kad dėl šios situacijos daug įstaigų turės darbo, nes šių globos namų nei socialinė darbuotoja, nei direktorius su manim nenori kalbėtis ir išspręsti šios problemos taikiai. Šie globos namai nori ir toliau tęsti pasisavinimą pinigų iš Eugenijaus, vykdyti nusikalstamą veiką. Taigi turės darbo ir policija, ir žurnalistai,
ir kitos įvairios įstaigos. Nes mano manymu šie globos namų direktorius ir socialinė darbuotoja nieko nebijo, nei policijos, nei kažkokių įstaigų, kurios tikrina. Absoliučiai nieko nebijo, nes jų niekas nebaudžia. Taigi apie tokius žmones reikia tikrai viešinti ir tokius globos namus. Nes mano brolis, kada nuvažiuoju, tada labai verkia, labai nervuojasi, keikiasi, kad negauna nei vieno euro 13 mėnesių. Iš jo pasisavina visus pinigus globos namai. Nusikalstamos veikos dėka. Tai yra labai žiauru, kai sunkios negalios žmogaus yra atimama ir 20% pensijos, kuri jam priklauso, turi būti pervesta į kortelę ir vienišo išmoka turi būti pervesta į kortelę. Tačiau šie globos namai, jie viską pasiima tiesiai iš sodros, nepervesdami nei vieno euro į Eugenijaus banko kortelę. Tai yra labai žiauru taip elgtis su sunkios negalios žmogumi.